Sveiki! Šiandien pakalbėsim, ką galima nuveikti su moliūgu. Kadangi dabar ruduo, pats moliūgų metas, turbūt jau ir patys iš savo daržo nusiskynėt, prisirinko, to kas to nepadarėte, tai turbūt pridovanojo jau jums kas nors, arba nusipirkote jau iš turgaus kokio. Ir moliūgai kai kurie būna labai dideli, pavyzdžiui, kaip šitas. Ir labai sunkus. Aš jau pusę jo sudorojau, aišku, ne viena, taip nuskambėjo, kad aš viena jį suvalgiau. Ne, valgėme su Vaidu ir svečius vaišinom, bet liko dar visa kita pusė didelė, nes moliūgai būna įvairiausių dydžių ir čia vienas iš tų didesnių, būna ir dar didesnių. Ir jį pasipjovus, tai kaip kiaulė pasipjovus. Ir neaišku, ką su juo nuveikti. Reikia labai greitai, ne taip greitai, bet gana greitai suvartoti. Į šaldytuvą toksai milžinas dažniausiai netelpa, nebent turite labai erdvų šaldytuvą. Aišku, galima galbūt rūsy laikyti kažkiek pridengtą kurį laiką, jeigu jau prapjovėt. Jeigu neprapjovėt, aišku, jie gali tikrai gana ilgai būti. Ir jau jeigu pastebėjot, kad kažkur pradėjo gesti, tiesiog pasiemat ir pradedat naudoti iš rūsio. Bet jeigu turit moliūgą dabar ir čia, perpjautą, didelį tokį milžiną, tai pakalbėsim, ką galima su juo nuveikti. Aš iš tikrųjų atradau labai neblogą būdą, kaip galima sudoroti tokį moliūgą, nes, aišku, išmesti gaila, tikrai nesinori ir nes galima panaudoti jį. Aš nežinau, kokius būdus jūs naudojat, galbūt darote įvairias sukatas, galbūt kažkokius tai konservus, marinuojate, galbūt, nežinau, uogienės irgi galima daryti iš moliūgo, pavyzdžiui, maišant su obuoliais. Tai parašykite komentaruose, kaip jūs paruošite tokį didelį moliūgą, kaip išnaudojate tokį didelį gabalą, kaip pasiruošite žiemai atsargų. O aš pasakysiu, kaip aš pasiruošiu. Tai aš tiesiog darau moliūgų tyrę. Tai yra pats paprasčiausias ir lengviausias, elementariausias būdas, kaip galima sunaudoti didelį moliūgą. Tai tiesiog principas labai paprastas. Tavo šviežią moliūgą, perpjautą, mes pirmiausiai išskobėme. tą vidų su sėklytėm reikia išskobti. Ir dažniausiai žmonės tas sėklytės išmeta tiesiog ar į kompostą, ar į šiukšliadėžę. Čia kadangi kaime gyvenam, tai aš niekada maisto atliekų tokių nebemetu į šiukšliadėžę, visą laiką į kompostą, kompostuojame. Nes paskui tai būna labai gera trąša. Ir netgi kai kuriais atvejais, sakykime, čia kažkur pasibarstė to komposto pakeliui ir mačiau, kad buvo sudygę moliūgai ir agurkai. Tik tai, kadangi ten buvo daug žolių, tai jie neužderėjo, bet tokiu būdu jūs galite taip pat ir netikėtai sulaukti daržovių iš kompostinės. Beje, mano kompostinėje dabar auga bulvė, tai nežinau, reikės kažkada eiti derlių nuimti. Taip, dabar dėl išskobimo. Jeigu jūs neišskobsite, yra tikimybė, kad tas iškepęs moliūgas, kurį paskui malsite į tyrę, kad jisai apkars, nes tos moliūgų sėklų labelės, kiek pastebėjau, aš vieną kartą bandžiau neišskobti ir paskui sutrinti, tiesiog jos dažnai turi tokio kartumo. Galbūt nebūtinai, galbūt ne visų moliūgų, bet jos gali pridėti tokio kartumo ir gali pasitaikyti tiesiog kietų dalelių paskui. Jeigu labai ilgai virtas ar keptas moliūgas, aišku, jis gan lengvai sueina ir pertrintas paskui, bet jeigu ne iki galo ten iškeptas ar išvirtas, tai tos labelės paskui gali labai jaustis. Tai tų sėklyčių mes išskobus neišmesime, o tiesiog pasikaitinsime tuo pat metu, kepant moliūgą, pasikaitinsime orkaitėje ir turėsime moliūgų sėklų tokių traškučių. Kai būna tos parduotuvėse siemkos vadinamos arba saulėgrąžos pakepintos su prieskoniais, tai mes turėsime tiesiog savo tokių užkandėlių. Taip, tai pirmiausia turbūt ir pradėsime, tiesiog išskobsime moliūgą, o paskui jį išskobus, atrinkus tas sėklytes, supjaustysim moliūgą
maždaug tokio storio gabalais ir dėsime į orkaitę kepti. Ir tada tą iškepusi moliūgą, jį kepti reikia virš valandos, tai gana ilgai iš tikrųjų, kai kur net ir valandą su pusę, priklauso ir nuo orkaitės, aišku. Ir tą iškepusi moliūgą mes tiesiog paskui nuimsim tą minkštimą nuo žievelės moliūgo, kadangi moliūgo žievelė yra gana, būtent šito moliūgo gana kieta ir sunkiai susikramto, nebent labai ilgai kepsite. Tai tokiu atveju tiesiog geriausia ją yra atskirti ir pašalinti, taip pat į kompostą išmesti. Tai tą iškepusi moliūgą mes išskopsime minkštimą, atskirsime nuo žievelių ir tada tiesiog sublenderiuosime arba lietuviškai sutrinsime, sumalsime su tuo rankiniu tokiu trinekliu, užmiršau pavadinimą, kaip jisai vadinasi. Taip, arba galite, aišku, ir kokteilinėje, jeigu neturite to rankinio tokio, paskui parodysiu, to rankinio įrankio, kuris padeda sutrinti, tai tiesiog galite tai daryti ir kokteilinėje, toje maišytuve, kuris irgi sutrina iki reikiamos konsistencijos tą masę. Dar nepaminėjau, kad prieš kepant mes šiek tiek apšlakstysime aliejumi moliūgą, kad geriau iškepti ir skanesnis būtų. Tai va, aišku, galima kepant uždėti ir įvairių prieskonių, žiūrint, ką jūs darysite, nes su ta tyre jūs galite elgtis dvejopai, jūs galite ją panaudoti arba saldiems patiekalams, arba galite panaudoti sūriems patiekalams. Tai, sakykime, iš sūrių, tai sriuboms, troškiniams, yra begalė iš tikrųjų būdų, kaip panaudoti. Galima, mačiau ten ir tuos gnoči ar gnochi, kaip ten jie vadinasi, ir tuos kukulaičius daro su moliūgų tyre. Galima ir saldumynų pasigaminti su moliūgų tyre. Galima ir įvairių rutuliukų, tų sveikuoliškų tokių, sumaišius ten su kokosais ar su dar kažkuo, ar su riešutų miltais kokiais. Galite turėti tokį sveiką užkandį. Ir vaikučiam turėtų visai patikti, ypač jeigu dar įdėsite medaus arba agavų sirupo arba kažkokios sveikos alternatyvos cukraus. Nors moliūgas ir šiaip yra pats iš savęs gana saldus, tai tikrai dėl saldumo nereikėtų jaudintis. O pats paprasčiausias būdas tai tiesiog panaudoti tą tyrę sriubai. Čia būtų toks kaip sveikas greitmaistis, kadangi tą tyrę jūs galite laikyti šaldytuve apie 3-4 dienas ir per tą laiką jūs galite porą kartų ir sriubos pasišildyti. Realiai tiesiog užtenka pašildyti tą tyrę, įsipilti, nežinau, kokios grietinėlės ar augalinio pieno, įdėti kokio raudonėlio, česnako, svogūno, nežinau, ką mėgstate. Ir tiesiog pasišildyti ir turėsite sriubą šviežią, ganėtinai šviežią moliūgų sriubą. Kitas variantas, ką dar galima padaryti su tyre ir kas yra labai praktiška, kadangi per trumpą laiką irgi yra gana sunku sunaudoti viso tokio moliūgo tą tyrę, tai aš siūlau tiesiog tą tyrę užsišaldyti. To, ko nesuvartojate, tiesiog užsišaldyti. Aišku, nelaukite, kol suges tyrę, tą darykite geriau pačioj pradžiai. Kai atvės jau pagaminus tyrę, kai jinai atvės, tiesiog supilsite į maišelius pagal porcijas, kiek jūs naudojate, jeigu visai šeimai didesnius maišelius, jeigu ten kokiai sriubai, nežinau, jeigu vienas gyvenate, tada į mažesnes porcijas. Ir darykite tokias porcijas, kad per vieną kartą suvartotumėte, nes šildyti dar kartą tos tyrės yra nepatartina. Apskritai bet kokio atšildyto maisto dar kartą užšaldyti yra labai nepatartina ir galite net apsinuodyti. Tai tiesiog susidėkite į savo patogias porcijas tų maišelių ir tada galėsite kiekvieną kartą išsitraukti, atsišildyti ir pasigaminti iš savo, pavyzdžiui, tų moliūgų, prisiminti rudenį, prisiminti vasarą ir paskanauti tos tyrės arba kažką su jie pagaminti. Padažams jinai taip pat labai tinka. Tai va, aš jau labai daug
pripliurpiau, bet dabar pereisime prie praktinės dalies. Tai tiesiog atskirsime sėklytes, išskopsime vidų, atskirsime sėklytes ir atskirsime tą likusią kietąją dalį ir ją supjaustysim, paruošim. Gerai. Taip, tai pirmiausia atskirsime sėklytes moliūgo. Čia pasirašiau 2 indelius, vieną sudėsiu sėklytes, į kitą sudėsiu, kas nuo jų liko. Taip, tai dabar imamės darbo. Atsiprašau, jeigu čia truputėlį judės vaizdas, nes stovas yra gana plonas, ant kurio filmuoju. Taip, tai paimam sėklytes, tiesiog atskiriam nuo to minkštimo. Turbūt tą procesą paskui sugreitinsiu. Va. Kiek turėsite kantrybės, kiek turėsite jėgų, bet iš tikrųjų tai labai sveikas yra užkandis moliūgų sėklytės. Dabar nepamenu, ar sėklytės, ar lobelės, ar pačios sėklytės ar lobelės padeda ir nuo žarnyno parazitų. Jeigu turite, tai reiktų dar pasidomėti, ar lobelės, ar pačios sėklytės. Ir tiesiog profilaktiškai gerai yra pavartoti. Tai va. Na va, matom jau išskoptą moliūgą. Matom, kiek sėklyčių maždaug iš pusės moliūgo išėjo. Ir dabar ruošimės kepti. Na va, pasiruošiau jau skardų. Pas mane iš tikrųjų yra nedidelė orkaitė gana. Tai ten realiai telpa tik tai porą skardų. Tai aš taip vat pasistengsiu sutalpinti tą moliūgą glaudžiai sudėjus ant vienos skardos, o ant kitos galbūt irgi, ant kitos pagrinde sėklytės džiovinsiu. Dėl sėklyčių džiovinimo, tai ką mes tai darom, tai kaip ir pakepintos saulėgrąžos, jos pakepintos būna tokios traškesnės, lengviau atsidaro tos lobelės, lengviau jas išimti, nes jeigu jūs tiesiog bandysite išiminėti iš, tiesiog ore padžiovintų moliūgų, nekaitintų sėklyčių, bandysite išimti jų tą vidų, brandolį, tai užtruks labai ilgai, bus nepatogu krapštytis, o jeigu pakaitiname, tai tiesiog atsidaro daug lengviau tos lobelės ir tokį labai skanų poskonį įgauna, tokį kaip traškučiai kokie būtų. Iš tikrųjų, sėklytės reikėtų džiovinti šiek tiek mažesnėje temperatūroje negu patį moliūgą kepti. Bet aš darysiu taip, aš tiesiog vienu metu įdėsiu ir sėklytės kepti, ir moliūgą kepti, kadangi nemėgstu be reikalo žaisti,
ir geriau viską vienu metu pasidaryti. Tai tiesiog moliūgui aš imu 200 laipsnių temperatūrą, galima šiek tiek ir mažesnė, bet tiesiog ilgiau keps. Aš jau pasirenku tokią gan didelę temperatūrą. Ir tuo pačiu sudėsiu ir sėklytes ir kažkur apie 10 minučių, gal 15 žiūrėsiu, kiek jos ten pakais. Ir paskui tiesiog ištrauksiu jas anksčiau už moliūgą. Tai tuo pačiu būsiu ir sėklytes pasikaitinus, pasikepinus ir moliūgas tuo pačiu keps orkaitėje. Taip, čia pasitiesiau jau sviestinio popieriaus. Aš, kaip matote, naudoju kartais ne vieną kartą, jeigu matau, kad tikrai ten nėra kažkoks riebaluotas ar ypatingai nešvarus tas kepimo popierius, tai naudoju ir porą kartų, tikrai nematau tame problemos. Ir, na ką, dabar laikas tada sudėti sėklytes. Sėklytes kai kurie gali ir paskaninti druska, apibarstyti prieskoniais, apibarstyti prieš kepant. Bet aš prisipažinsiu, žinokit, aš nelabai suprantu, kam tai daroma, nes mes realiai vis tiek valgome ne lobeles, o valgome jų turinį. Ir aš, žinokit, pasakysiu, aš nuo vaikystės nesupratau, kodėl kepinamos saulėgrąžos yra su lobelėmis. Juk mes lobelių tai nevalgome. Na, nebent kiti įsikiša į burną pilnai saulėgrąžą ir ten atidarinėja, tada kažkiek gauna tų prieskonių, bet aš, kadangi nesu labai didelė specialistė siemkų valgymo, tai žinokit, aš niekada ir nesupratau, aš visą laiką arba taip šiek tiek prakasdavau ir išsilupdavau, arba tiesiog su rankom išsilupdavau, nežinau, aš turbūt keistuolė čia tokia. Tai va, aš nieko nei druska barstau, tų sėklyčių, nei prieskoniais, nes aš tiesiog tų labelių nevalgau, bet parašykite komentaruose, gal aš kažką netaip darau. Taip. Tai dabar sudedam sėklytes. Stenkitės, kad labai viena prie kitos nesiliestų, nes tada jos kartu būna tokios sulipusios ir gali ne iki galo pakepti. Aišku, kai jų nedaug didelio skirtumo nėra. Na va, sudėjom sėklytes. Nepamirškite, kai dedate ir pjaustate moliūgą, prieš tai jau įsijungti orkaitės, nusistatyti apie 200 laipsnių temperatūrą, nes tiesiog nereikės paskui laukti, kad jau būtų įkaitinta jinai, kai dėsite viską. Na, o dabar pati mano nemylimiausia dalis, tai moliūgo pjaustymas. Apskritai moliūgas šiaip yra viena tokių sunkiau paruošiamų daržovių, kadangi dažnu atveju reikia ir tas labeles jų nulupti, žievelę, kadangi jinai kieta, ypač ten verdant sriubą moliūgų. Tai vat, šituo atveju mes išvengiam to lupinėjimo žievelių, to darbo, užknisančio ir ilgai užtrunkančio. Ir galiausiai mes juk tą tyrę paskui vis tiek galėsim panaudoti tai pačiai sriubai. Taip, čia va turiu čigonų peilį. Kažkada Vaidas darė video, kaip pirko iš čigonų peilių rinkinį Rietavo turgui. Tai va čia pareklamuosim. Taip, tai dabar pjaustysim moliūgą. Nežinau, ar aš tai filmuosiu, nes man tokiai smulkutei sunkiai tai sekasi. Tai pažiūrėsiu. Pjaustyt galite įvairiais gabaliukais, aišku, geriau kuo vienodesniais, nes tolygiai, ta prasme, jie tolygiu metu iškeps, bet nieko tokio, jeigu ten vienas bus kažkoks plonesnis ar storesnis, vis tiek jie visi sukeps. Na va, negaliu patikėti, bet man pavyko visą tą pusę moliūgo sutalpinti ant tos vienos nedidelės skardelės. Tai labai savimi didžiuojasi. Šiaip netai pavyko. Beje, užmiršau paminėti, kad galima
net ir visą neperpjautą moliūgą taip kepti galima ir per pusę perpjautą moliūgą taip kepti. Aišku, perpjautas jis greičiau iškeps, bet, pavyzdžiui, perpjautas per pusę jis keps ilgiau negu supjaustytas, taip kaip čia. Aišku, galima storesniais gabaliukais pjaustyti, man čia kaip išėjo, taip išėjo. Per daug, taip sakant, nesistengiau čia idealiai visus pjaustyti. Bet tiesiog turėkite omeny, kad jeigu labai neturit laiko, tai galit ir tiesiog va taip įkišti pusę moliūgo ir tada ilgai ir nuobodžiai kepsite. O kai patikrinti ar iškepė, tai tiesiog su peiliu vis pasmaikstyti. Kai bulvės, pavyzdžiui, irgi kai verdat, tiesiog patikrinat ar jau išvirusi. Tai čia tas pats ir su moliūgu, tiesiog turi būti minkštas jau toks tikrai į labai minkštą pusę, kad būtų patogu sutrinti į tyrę. Tai va, na, o dabar apšlakstysime aliejumi. Aš iš tikrųjų labiausiai mėgstu alyvuogių aliejų. Dabar panaudosiu, čia dar radau kažkokią alyvuogių išspaudų, tai jis neturi to kvapo didelio. Bet čia jau ir nuo jūsų skonio priklauso, galite naudoti kokį tik tai norite. Ir taip, dabar apipilsime, apšlakstysim. Na va, ir pašausime į orkaitę kepti, kaip minėjau, virš valandos, bet tikrinkite patys, nes kiekviena orkaitė turi savų niuansų, savų pliusų, savų minusų. Tai dabar einam kepti. Na va, pakepiau moliūgų sėklytes. Žinokit, nutiko taip, kad vietoj 15-20 minučių pakepiau pusvalandį, kaip mato truputėlį apskrudusios jau tokios, bet nieko tokio, iki pusvalandžio, manau, galima jas tikrai paskrudinti ir nieko labai blogo nenutiks, tiesiog gal jos per daug kartais išsipučia ir irgi paskui sunkiau išlukštenti. Tai va, dabar pabandysim. Traškios viduj. Viskas, manau, bus gerai. Tai va, sėklyčių irgi nepamirškit pasikaitinti, pakepinti ir turėsit skanų tokį užkanduką. Na va, nufilmuosiu iš arčiau, kaip pasikepino sėklytės, kaip paskui jas gana lengva išimti. Aišku, ne visos taip idealiai išsiema, bet tos, kurios išsiputusios, kai kurios tikrai gražiai atsilupa. Ir va, iškart ir galim valgyti. Na va, moliūgai jau iškepė, dar truputį garuoja. Ištraukiau iš orkaitės, minkštučiai, švelnučiai, kvepiantis. Va, lengvai visur jau įsiduria. Kepiau kažkur 1,5 valandą, gal taip maždaug, bet jūs pagal save. Svarbu, kad jie suminkštėtų ir būtų lengva sutrinti. Taip, dabar kitas darbas, tai reikėtų nuimti žieveles. Jeigu yra labai minkštos žievelės, na, pavyzdžiui, būna visokių tų moliūgų, būna Hokkaido moliūgai, aš Vokietijoje juos labai valgydavau, tai jų žievelė labai minkšta, labai skani, jos niekada nereikėdavo nupjaustyti. Tai va, tokio tipo moliūgus galite tikrai ir su žievele trinti, su trintuvu į moliūgų tyrę, bet priklauso nuo moliūgo. Jeigu žievelė yra kieta, tai ją geriau nulupkite, kad paskui nebūtų nesmagu valgyti ir atrasti visokių kietų dalelių. Taip, tai dabar nuimsim žieveles ir tada trinsim.
Na va, ir dabar pabandysim viską sutrinti. Va, čia man sunkiai siekia laidas. Bandysiu arčiau. Na va, sutrynėm. Tokia va kaip košytė gavosi. Ir dabar jau galima išpilstyti į stiklainiukus arba į maišelius, kuriuos šaldysite. Tik prieš šaldant įsitikinkit, kad nėra labai karšti tie maišiukai. Tai va. Na, o toliau jau bus jūsų pasirinkimas, kur jūs norėsit sudėti tą tyrę. Kaip ir minėjau, šaldytuve apie 3-4 dienas jinai gali laikytis, bet kadangi aš jau kitą pusę moliūgo buvau sudėjusi stiklainiukus, tai tiesiog nusprendžiau, kad dabar yra per daug jau to moliūgo truputėlį, tai aš dalį tikrai užsišaldysiu į va tokius specializuotus šaldymui maišelius. Nu, čia Ikėjos yra, bet visokių jų yra. Tiesiog sudėsiu tai porcijom, maždaug kiek gali prireikti vienam kartui ir panaudosiu tada. Tiesiog jau kada norėsiu, tada išsitrauksiu iš šaldiklio. Aišku, ir ilgiau laikysis negu šaldytuve. Tai va, dabar dėsiu stiklainiukus. Tiesa, prisiminiau, kad rytoj darysiu lazaniją, tai dabar tokia mintis šovė vietoj padažo, kurią žadėjau aptepti lazaniją. Aš panaudosiu tiesiog moliūgų tyrę ir pažiūrėsiu, koks bus skonis. Šiaip turėtų visai gerai būti, nes toks gana skystėtas padažas, tai bus vietoj bešamelio ar kokį ten naudoja lazanijom. Tai va, minčių iš tikrųjų visokiausių idėjų galit prisigalvoti, kur sugalvoja, ten dėkit. Net ir tą pačią bulvių košę, sakykime, dalį bulvių galima naudoti, dalį tyrės. Paskui išmaišyti bus tokia gelsvesnė bulvių košė. Ar kaip garnyrą tiesiog paskaninti, dar kokio tarkuoto sūrio pabarstyti. Nu, čia jau begalė idėjų, tikrai ką nors sugalvosit. O aš dabar dar gaminsiu virtinukus su moliūgų tyrė. Tai va, irgi panaudosiu šitaip. O dabar dar įdėsiu į šaldymo maišelių šiek tiek. Tai va, šiam kartui būtų tiek. Pasidalinau, kaip aš sudoroju didelį moliūgą. Būtų labai smagu, kad ir jūs pasidalintumėt komentaruose, ką dažniausiai darote su moliūgu, ypač dideliu moliūgu, kurį prapjovus vis tiek reikia jį kažkaip apdoroti, apdirbti, ar sudžiovinti, ar panaudoti. Tai labai bus įdomu išgirsti, ką jūs veikiate su moliūgu. Tai va, o aš dabar einu gaminti virtinukų su moliūgų tyrė ir skanausim. Gražaus rudens likusio visiems, skanių moliūgų ir pamėginkit pasidaryti moliūgų tyrės. Tiesa, neužmirškite užsiprenumeruoti kanalo Gamtos poezija, spausti patinka, jeigu patiko, pakomentuoti. Na, o kas norite paremti mano veiklą, kviečiu tai padaryti Patreone. Ten taip pat ir rasite visokiausių įdomiausių straipsnių apie augalus, apie įdomius gamtos reiškinius, apie gamtą. Kiekvieną savaitę dažniausiai įkeliu po straipsnį. Tai va, ačiū, kad žiūrite ir iki kitų kartų.